Trenerė per rungtynes, kokios jūsų mintis po dvikovos pirmos? Paprastai tai klausia, kokios nuotaikas. Nuotaikas nekokios, nes pralaimėjome starto rungtynes. Aš manau, kad kol turėjom jėgų, tai vyrai tikrai pavyzdingai kovėsi ir aš džiaugiausi. Blogai pradėjom trečią kėlinį. Šiek tiek nesitikėjom, kad pataikės dideli varžovų aukštaūgiai tritaškius ir tai išpušėm už tokio įprasto, neįprasto, bet tokio ritmo, kurio žaidėm pirmus du kėlinius. Ir kadangi daugiausia trūksta mūsų komandai savitarpio supratimo, tai tas tik toks psichologinis lūžis, kad pataikė trūko, labai sunku atstatyti atgal, kad būtų gera nuotaika ir negalėjo kautis iki galo. Tai lieka tik pasveikinti varžovus ir ruoštis kitom varžybom. Tai tas esminis momentas ir buvo trečio kėlinio pradžia, tai nei keitimai, nei minutės pertraukėlės nepadėjo. Galima sakyti taip. Kokį įspūdį varžovo komanda paliko? Gali būti, kad teks kovoti dėl aukštesnių vietų su jie. Gerą įspūdį. Negalima išskirti kažko tai vieną žaidėją, bet kuris gali iššauti. Gafonovas toks, kur kiek tas draugiškas varžybas taip nežaidė. Na, mano nuomonė aiškiai. Reikia gerbti visus varžovus ir visus žaidėjus aikštelę. Kada traumuoti turėtų grįžti į komercinė paslaptis. Treneri pats po nemažai metų pagaliau vėl vadovavo LKL rungtynėm. Prieš mačo pradžią tas jauduliukas šioks toks buvo, šiurpuliukas ar nebėjo? Gal buvo ne jauduliukas, bet toksai bandžiau susidaryti vaizdą, kaip vyks aikšteliai, kokie įvykiai dėsis, ką reikia daryti, jeigu bus tokia situacija, jeigu tokia, tai kažkaip dėliausi, bandžiau įeiti į ritmą, nes iš tikrųjų jau senai nedirbau tiesioginio darbą. Bet pats LKL pasikeitęs, bet už pirmo žvilgsnio. Be abejo pasikeitęs, jau pradedant atidarymu, dėmesiu komandų treneriam, vadovam ir komandų sudėtim, kokios komandos susikomplektavę, kokios sudėtis, tai laukia labai gražus atkaklus čempionatas. Taip atrodo bent dabar.